Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Mielas dangiškas Tėve, mes girdėjome apie Tavo meilę Izraelio tautai, mes girdėjome apie Tavo Sūnaus meilę visam pasauliui, visai žmonijai, nes žodis Tavasis mums primena, kad Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo Sūnų mūsų Viešpatį Jėzų, kad kiekvienas, kuris į jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Mielas Dieve, mes dėkojame šiandieną už ištikimuosius mūsų tikėjimo sesutes ir brolius, nes kai mes mėginame kviesti svečius, jie sako įvairiausius priekaištus arba priežastis, dėl kurių jie nenori arba negali ateiti į maldos namus. Bet mes nenorime nieko teisti ar smerkti. Bet, mielas Tėve, mes meldžiame Tu, kaip gerasis ganytojas, pasirūpink savąją kaimenę ir savuoju kūriniu, kuris šiandieną egzistuoja šitame pasaulyje. Suteik išminties visiems bažnyčios tarnams, kad mes galėtumėm daryti viską, kad atneštume džiaugsmą ir padėką Tau ir visiems žmonėms. Mes ir toliau meldžiame už visus, kurie kenčia ir serga. Mes girdime, kiek daug kančios ir skausmo yra pasaulyje. Ir kartais galvojame, kad šitų pasaulio kunigaikštis šėtonas, kuris ateina vogti, meluoti, žudyti ir kankinti žmoniją, šiandieną turi didžiulę galią. Bet mes meldžiame Tavęs ir žinome, kad Tavo Sūnus nugalėjo pasaulį, šėtoną, nuodėmę ir mirtį. Todėl leisk ir mums pasilikti tokiame tikėjime, kad mūsų pergalėjimas yra mūsų tikėjimas į mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Todėl šiandieną suteik išminties visiems žmonėms, kurie rūpinasi visais, kurie kenčia ir serga, kad jiems būtų suteikta atitinkama pagalba. Tėve, Tu žinai, kad yra ligų ir yra skausmų, kurių šios dienos medicina negali dėja atpažinti, negali išgydyti arba negali netgi skausmą patimti. Todėl mes meldžiame Tavosios Šventosios Dvasios ir išminties visiems žmonėms, kad jie galėtų vienas kitam padėti su Tavo dieviška pagalbos ranka. Nes ir išmintis, ir protas juk ateina iš Tavęs. Tu mus stebuklingai sukūrei, todėl neleisk, kad šėtonas galėtų paslėpti tas žinias, kurios yra reikalingos žmonėms išgydyti, jiems padėti ir juos išgelbėti. Taip pat mes meldžiame ir dėl taikos pasaulyje, nes dar žmonija iki šiol dėja nemoka susitarti ir gyventi draugiškai be karo. Tad padėk jiems, o ir mums, mes prašome Tavęs, Dieve mielasis, Jėzaus vardu. Amen. Amen. Šiandieną paskaitysiu žodžius vėl iš Senojo testamento knygos, iš 43 perskyrimo pranašo Izaijo knygos, pirmąjį sakinį, kur yra parašyta. O dabar šis yra žodis Viešpaties, tavo kūrėjo Jokūbai, žodis to, kuris tave sukūrė Izraelį. Nebijok, nes aš tave išpirkau, aš pašaukiau tave tavo vardu, tu esi mano. Prašom sėstis. Šiandieną linkėjimų įdavė mūsų tikėjimo sesutės ir viešnios, kurios šiandieną negalėjo kartu su mumis važiuoti. Mūsų tikėjimo sesutė Romutė, Violeta yra Palangoje, taip pat mūsų viešnia Vida. Jinai negalėjo su mumis važiuoti, kadangi yra darbo diena, jinai turi dirbti, bet taip pat perdavė jums kuo geriausius sveikinimus ir linkėjimus. Ačiū. Prašau, tai šiandieną girdėjome žodžius iš Senojo testamento. Ir Senas testamentas tai yra tam tikra prasme žydų tautos istorijos dalis.
nes yra istorikai, kurie rašė Izraelio tautos istoriją, bet Izraelio tautos istorikai mokosi skaitydami dar šventąjį raštą, nes šventame rašte yra labai daug pasakojama apie Izraelio tautos gyvenimą, apie jos sukūrimo pradžią, apie jos įvairias kančias, įvairius trėmimus, įvairius karus ir džiaugsmus, kurie galėjo išgyventi jie gyvendami būtent šitame pasaulyje. Izraelis, kaip žinia, yra viena iš seniausių tautų ir kartais yra klausiama, kai skaitant šventą raštą mums atrodo, kad Dievas myli vien tik tai išrinktąją Izraelio tautą, kadangi apie ją yra sakoma kaip ir šiandieną: nesibijok, aš išpirkau tave, aš pašaukiau tave vardu ir tu esi mano. Netgi vardas Izraelio tautai buvo suteiktas mielo Dievo. Taigi tai yra viena iš tokių seniausių žemėje gyvenančių tautų, kurie turi didžiulę patirtį ir didžiulę išmintį, kurią jie užrašė būtent į šventąjį raštą. Ir daugybė žmonių per kartų kartas, kurie skaito šventąjį raštą, kurį mums perdavė Izraelio tauta, jie ten randa labai daug išminties ir labai daug gražių, naudingų patarimų. Bet taip pat ten randama yra ir daug skaudžios istorijos, nes apie Izraelį kaip tautą ten yra rašoma ne vien tik tai iš gerosios pusės, bet taip pat yra kalbama ir apie blogąją pusę. Ir turbūt šiandien, kai mes klausomės istorikų, kurie pasakoja tą pačią Lietuvos istoriją arba kitų tautų istoriją, tai yra sakoma, kad buvo tautų, kurios užkariavo tas kitas tautas, mažesnes arba silpnesnes, ir jos liepė, kad ne tik tai, kad tų tautų istorija būtų pamiršta, bet kai kuriuose tautose netgi buvo draudžiama kalbėti jų kalba, kad praeitos arba ateinančios kartos nieko nežinotų apie tuos žiaurumus, kuriuos jos išgyveno iš juos okupavusių tautų jungo. Bet Izraelis vis dėlto istoriją išsaugojo. Jiems teko daug kariauti ir daug gintis nuo priešų. Ir tai tiesa, ir pats Izraelis kaip tauta daug kariavo ir daug tautų taip pat išgyveno būtent ir jų, galima tai sakyti, kietą ranką. Taigi istorija yra užrašyta šventajame rašte ir jinai kalba apie tai, kad žemėje karo, problemų, sunkumų niekuomet žmonijai netrūko. Ir kaip jau mes žinome, karas vyksta vėlgi dar iki šių dienų. Tai Izraelis turėjo ir tebeturi patirtį. Ir jie turėjo tokį tikėjimą, kad jeigu tauta nusideda ir negyvena pagal dieviškuosius įstatymus, tai paprastai Dievas atsiunčia kitos tautos žmones, kad Izraelio tauta būtų tam tikra prasme auklėjama. Jie būdavo išvedami į nelaisvę ir taip buvo įvairiais būdais ten kankinami. Ir tie, kurie buvo okupuoti, kaip ir Izraelio tauta, jie turėjo mokėti didžiulius mokesčius ir sunkiai dirbti. Ir Izraelis taip pat tarnavo ir Egipto nelaisvėje 430 metų. Taigi jinai turėjo tokią didžiulę patirtį. Ir šiandien galima būtų paklausti, ar jų tikėjimas buvo teisingas.
Nes ir šiandien, kai vyksta karas Ukrainoje, tai dažnai yra sakoma, kad turbūt Ukrainos žmonės, Ukrainos tauta padarė labai daug nuodėmių, kad Dievas juos taip baudžia. Nes mes turbūt esame girdėję, kad Ukraina, ir ne vien tik Ukraina, ir Armėnija, jie išgyveno labai daug skaudžių išgyvenimų. Ukrainos žmonės buvo marinami badu ir maru. Taip pat daugybė žmonių, vos ne visa tauta armėnų buvo taip pat išžudyta. Ir kartais yra galvojama, kad visos tos nelaimės atsitiko todėl, kad žmonės gyveno nuodėmėse. Bet šitas paaiškinamas šių laikų žmonėms turbūt nebūtų labai įtikinamas. Aišku, tai yra labai graži auklėjimo priemonė, kuri buvo Izraelyje, nes kunigai sakydavo žmonėms, kad jeigu jie negyvens teisingai, tai juos užpuls priešai ir jie bus nelaisvėje ir jie turės vargti ir mokėti baisius mokesčius. Ir žmonės sakė, kad tai yra tuščia, nes ir šiandien panašiai žmonės galvoja, kad pasaulyje mes nerasime nei vienos tautos, nei vieno žmogaus, kuris gyventų ir elgtųsi teisingai arba teisiai ir niekuomet ir nieko nesuklystų, ar nepasakytų kokio blogo žodžio, ar nepadarytų kokio blogo darbo. Dar ir Izraelis, o taip pat ir Lietuva, buvo kaltinama todėl, kad daugelį karų turėjo išgyventi todėl, kad jie garbindavo stabus. Taigi ir vėl Izraelyje buvo tam tikra auklėjimo priemonė, kad būdavo sakoma, kad negalima garbinti stabų, arba paveikslų, arba statulų, ir kad negalima gyventi nuodėmėj, nes Dievas atsiųs baudėją. Jisai pats iš dangaus su ranka arba su diržu neplaka žmonių, bet tam jisai gali atsiųsti kitus žmonės, per kuriuos šita tauta arba kita tauta gali tą tautą arba žmogų nubausti. Tai šių dienų žmonės sako, kad mes nerasime tautos, kuri būtų nenusidėjusi ir kad beveik visos tautos kariavo viena su kita. Todėl pasakyti, kad visos tautos kentėjo todėl, kad nusidėjo, jau yra truputėlį sunkoka pasakyti, bet iš kitos pusės tiesa, vis dėlto tiesos tame yra. Nes mes turbūt žinom ir šiandien, kad jeigu mes gyvename ir laisvoje, ir neokupuotoje šalyje, bet jeigu mes arba mūsų artimieji nesilaiko dieviškųjų įsakymų, tai vis dėlto vienaip ar kitaip vienas ar kitas žmogus gali būti išvestas į nelaisvę. Ir turbūt yra ne vienas atvejis ir šiandien, kada tėvai labai pergyvena ir bijo dėl savo vaikų, kad jeigu vaikai neklauso savo tėvų ir išeina į šitą pasaulį ir klauso pasauliečių ir bendrauja su žmonėmis, kurie sako, kad jie yra laisvi ir jiems viskas galima, tai jie gali vienaip ar kitaip save įtraukti į nelaisvę. Ar tai būtų narkotikų nelaisvė, ar tai būtų alkoholio nelaisvė. Ir taip galima būtų sakyti, kad didysis priešas atsiunčia tam tikrus žmones, kurie gali ateiti tiesiog į namus arba ateiti į mokyklą ir tiesiog pasiūlyti narkotikų, pasiūlyti cigarečių ir pasiūlyti kitų draudžiamų dalykų, kurie šiandien pasaulyje egzistuoja. Ir jau mes turbūt esame girdėję, kad šiandieną didžioji mokinių dalis Lietuvoje mokyklose jau vartoja narkotikus ir yra nuo jų priklausomi. Tai yra išvedimas jaunos kartos į tam tikrą nelaisvę. Ir kartais pasirodo, kad nereikia net atsiųsti svetimos tautos, kuri kariautų
užtenka tos pačios tautos žmonių, kurie gali atsiųsti, didysis priešas mūsų šėtonas gali atsiųsti pažįstamus ar nepažįstamus žmonės, kurie gali įvesti žmonės į vieną ar kitą nelaisvę. Buvo vienas kaimynas, kuris mėgdavo išgerti alų, ir kai gimė kaimynuose kaimyno sūnus, ir vėliau truputėlį paaugo, kai jis ateidavo pas tą kaimyną, tai kaimynas jį pradėjo arba pasiūlė jam parūkyti, pasiūlė jam išgerti alaus. Ir galime sakyti, rodos artimas kaimynas, lietuvis, lyg tai geras žmogus, bet jis įvedė tą vaikiną į tam tikrą alkoholio ir cigarečių nelaisvę. Ir kažin kaip bus toliau, ar jam pavyks iš šitos nelaisvės išsivaduoti. Taigi tai yra dalykai, kurie atrodo mums yra tokie jau seniai žinomi, seniai suprantami ir visi apie juos jau seniai viską žino, bet vis dėlto pasirodo ir Jėzus, kai jo paklausė, ar jis dabar atstatys Izraelio karalystę ir išvaduos Izraelio kaip tautą iš Romos imperijos nelaisvės, tai jis pasakė jiems, kad netgi laisvoje šalyje, jeigu Izraelis atgautų laisvę nuo Romos imperijos, tai dar nereiškia, kad tauta, būdama laisva, jinai bus laisva. Nes laisvos tautos žmonės, kaip minėjau, jie gali tarnauti nuodėmei ir gali tiesiog tarnauti šėtonui. Ir Dievas čia gražiai pasakė, kad jis atpirko Izraelį kaip tautą. Jis ir šiandien mums gali pasakyti tą patį, kaip ir apaštalas Povilas sako, jūs esate brangiai atpirkti mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Todėl neleiskite vėl savo kūnus sugrįžti į nuodėmės nelaisvę, į vergovę pas šėtoną. Taigi Jėzus sumokėjo už mus didžiulę kainą. Jis atidavė už mus savo gyvybę, kad mes būtume laisvi. Ir jis būtent priminė ir pasakė tokius įdomius žodžius. Jūs iš tiesų būsite laisvi, jeigu Dievo sūnus jūs išlaisvins. Taigi pasirodo, ir laisvoje šalyje galbūt ir daugelis žmonių, kurie yra priklausomi nuo alkoholio arba yra alkoholio nelaisvėje, jie gali pasakyti ir dažnai sako savo artimiesiems, jeigu aš norėsiu, aš negersiu. Jeigu aš norėsiu, aš lengvai numesiu tas cigaretes, lengvai numesiu tą alkoholį, man tik reikia panorėti. Bet įdomu yra tai, kad pasakyti yra viena, o padaryti yra kita. Ir toks bioenergetikas Jonas Morkūnas yra pasakojęs būtent apie tai ir buvo klausimas apie tai, ką reiškia būti ir kodėl žmogus gali būti ir kaip žmogus yra pavergiamas arba padaromas alkoholio vergu. Tai jis pasakojo ir sakė, kad alkoholis arba kai kurie sako, kad alkoholis ir narkotikai tai yra, galima taip sakyti, velnias skystame pavidale. Ir atrodo, kad čia nieko blogo nėra tame alkoholyje arba jo kiekyje, kaip daug kas sakytų. Ir truputėlį išgerti ten nieko nėra tokio baisaus. Bet pasirodo, kad ne visiems. Kai kuriems žmonėms nedidelis kiekis alkoholio arba jo labiau narkotikų ir labai nedidelis kiekis gali įvesti žmogų į nelaisvę. Ir jis pasakoja, kad ilgainiui žmogui geriant alkoholį, jo organizme tarsi susiformuoja nauja esybė, nauja dvasia. Ir alkoholio molekulės užvaldo, galima sakyti, visas žmogaus kūno ląsteles. Ir
žmoguje susidariusi ta esybė jau pradeda vadovauti žmogui, kuris geria alkoholį. Ir jeigu žmogus ir sako, aš esu laisvas, aš galiu gerti kada noriu ir negerti kada nenoriu, tai vis dėlto dėja taip nėra. Ir alkoholio dvasia nejuokauja, nes turbūt jums irgi tekę yra girdėti, kad jeigu išgeriantis žmogus, kuriam prasideda, galim taip sakyti, organizmas tiesiog nejuokauja, jis reikalauja tiesiog alkoholio. Ir jeigu žmogui nebus suteikiama dozė alkoholio, jisai gali tiesiog ir mirti. Ir kalbantis ir bendraujant su šeimomis arba su našlėmis, kurios turėjo savo vyrus, tai jos pasakoja, kad ne vieną iš jų vyrą, būtent šėtonas per alkoholį paėmė iš šeimos ir tiesiog atėmė šeimos laisvę, atėmė šeimos ramybę ir galiausiai atėmė vyro gyvybę. Ir ji liko našle ir ne viena. Ir turbūt šiandien sunkoka būtų rasti šeimą, į kurią šėtonas nebūtų atsiuntęs alkoholio dvasią. Arba žmonės, kurie vienaip ar kitaip pasiūlė išgerti alkoholio. Taigi tam tikra prasme prisilietimas prie nuodėmės arba atsitraukimas nuo Dievo vis dėlto atneša liūdnas pasekmes. Dar vakar mes kalbėjom su viena tikybos mokytoja. Ir jinai pasakojo, ir mes kalbėjom, sakiau, kunigas Toliatas vienoje iš savo laidų pasakojo, kad šiandien daug žmonių palieka bažnyčią. Ir ypatingai jaunoji karta. Ir jie sako, kad tikėjimas tai yra tik teorija, tai yra gražūs žodžiai, bet jame nėra jėgos ir nėra veiksmų, nėra pagalbos. Ir todėl į bažnyčią eiti nėra ko, nes ten nėra pagalbos. Tai mes kalbėjome ir aš klausiau jos, sakau, galbūt ateis laikas, kai žmonija, kuri pasitraukė nuo Dievo, pasitraukė iš bažnyčių, kai jie pastebės, kad šito pasaulio kunigaikštis, ką jisai siūlo, jisai kaip tik gali žmonės tiesiog išvesti į nelaisvę, atimti jų sveikatą, ramybę, laimę ir džiaugsmą, ir tada vėl jie norės sugrįžti prie mielo Dievo. Ir jinai sako, sunku pasakyti, kaip bus iš tiesų, nes, sako, paprastai gyvenime ir pasaulyje būna toksai vadinamas bangavimas, kada žmonija atsitraukia nuo Dievo ir pamato, kad atsitraukus nuo Dievo būna blogai. Bet tam reikalingas laikas ir tam tikra patirtis, kad žmogus suprastų. Ir šventas raštas mums primena tokį įdomų dalyką, kad Izraelis kaip tauta ne vieną kartą atsitraukė nuo Dievo. Jie pradėjo garbinti ten svetimus dievus, pradėjo garbinti dangaus kūnus ir taip toliau. Ir Dievo žodis per pranašą pasakė tokius įdomius žodžius. Tu turi žinoti ir suprasti Izraelį kaip tautą, ką tau reiškia atsitraukti nuo Dievo ir jo nesibijoti. Ir Izraelis ne vieną kartą, kuris buvo atsitraukęs nuo Dievo, nuo jo įsakymų, jis išgyveno labai skaudžius išgyvenimus ir patirtį. Ir jisai vėl norėjo sugrįžti prie Dievo. Nežinau, kaip bus mūsų laikais, ar žmonės pajutę, kad šito pasaulio kunigaikštis, kuris siūlo laisvę, kaip tik įveda jaunuolius, ne tik tai, kad į nelaisvę, alkoholio, narkotikų, cigarečių, bet ne vieną jaunuolį jisai pražudo, atima gyvybę, jis išskiria šeimas. Ir ką jisai daro šiandieną, tai yra siaubas. Bet ar tą pastebės
žmonija ir jaunoji karta, ar supras ir ar vėl atras norą sugrįžti prie Dievo, tai dar sunku yra pasakyti. Ir būtent pranašai, kurie kalbėjo būtent apie tai, jie sakė, kad kai Izraelio tauta bus ištremta jinai buvo, kaip minėjau, Egipto nelaisvėje, vėliau jinai buvo išvesta į Babilono nelaisvę, tai kai jie ten bus, toli nuo tėvynės, toli nuo maldos namų, tai tada jie vėl norės sugrįžti prie mielo Dievo. Ir kągi pranašas sako, kągi Dievas jiems atsakys, ar jis juos priims, ar jis juos jau nebepriims. Bet Dievo žodis primena ir labai gražiai pasako, sugrįžkite mane palikusieji vaikai, aš jūs priimsiu. Taigi Dievas, pasirodo, visuomet laukia mūsų grįžtant. Turbūt mes žinome ir galime įsivaizduoti ne vieną mamą, kuri, kad ir kaip būtų toli iškeliavęs sūnus arba dukra, ji ištisas dienas ir naktis laukia savo sūnaus arba dukros sugrįžtant. Mes čia galime prisiminti dar turbūt ir tą palyginimą, kurį sakė mūsų viešpats Jėzus Kristus apie du sūnus, vienas iš kurių sakė, tėve, duok man savo turto dalį, kuri man priklauso, ir aš išeisiu į šitą pasaulį. Ir jis gavęs tą palikimą, būtent dalį palikimo, jis išėjo į pasaulį ir mėgino pasimėgauti jo siūlymais. Bet kai jisai prarado savo pinigus, kuriais jisai turėjo, ir jam teko jau dirbti, ganant tiesiog kiaules ir mėgautis tuo maistu, kurį ėdė kiaulės, tai jisai sakė, aš sugrįšiu pas savo tėvą, juk tėvas turi savo tarnų, kurie daug geriau valgo ir gyvena, o aš vis dėlto esu jo sūnus, aš sugrįšiu pas tėvą, gal jis mane priims. Taigi ir kai jisai grįžta pas tėvą, tai tėvas iš tolo jį pamatęs apsidžiaugė, jis pabučiavo jį pribėgęs prie jo ir pasakė savo tarnams paskersti ir pakelti puotą ir sakė, mano sūnus buvo prapuolęs, o štai dabar jisai sugrįžo. Taigi ir Dievas visuomet laukia žmonių ir jam, kaip ir mamai, kiekvienai mamai, turbūt yra labai skaudu, kai jisai mato, kad žmonės pasitraukia nuo jo. Ir pasitraukia nuo jo, jie bet kuriuo atveju, pasitraukdami nuo Dievo, jie priartėja prie velnio. O jisai dėja jau žmogų laisvą nepalieka ir jis vienokiu ar kitokiu būdu jį pavergia ir atneša jam įvairiausius skausmus, problemas, sunkumus ir sielvartus. Bet vėl turbūt čia bus daug prieštaraujančių arba galvojančių žmonių, kurie sakys turbūt šiais laikais, kad yra daug šventų žmonių, kurie atrodo saugojo tikėjimą, laikėsi dieviškųjų įsakymų, bet vis tiek kentėjo, sirgo ir galiausiai mirė. Ir kartais atrodo, kad jokio skirtumo nėra tarp tų žmonių, kurie Dievo bijo, kurie teisiai elgiasi. O netgi Izraelyje buvo vienas pranašas ir sakė, Dieve, kai aš žiūriu į tavo teisingumą, man labai keistai atrodo, nes Dievo nesibijantieji, kurie Dievo nesibijo, kurie vagia, kurie meluoja, kurie plėšia, ir jiems viskas gerai sekasi. Ir jų vaikai sveiki yra, ir jie pinigų turi daug. O mes, kurie mes bijome tavęs, tai mes tiesiog esame baudžiami už kiekvieną mūsų klaidelę. Ir mes savo metus, savo gyvenimą tiesiog turime visą laiką būti įsitempę ir saugotis nenusidėti. Tai kaipgi čia dabar yra? Kurgi yra čia ta teisybė? Bet Dievas priveda jį ir sako, ateik į bažnyčią, aš noriu tau kai ką pasakyti. Ir jisai pasakė jam, kad nepavydėk tiems, kuriems gerai sekasi ir kurie atrodo visko yra kupini, bet pažiūrėk į jų galą. Tai yra,
kokia jų laukia ateitis. Ir pasirodo, kad kartais, jeigu ir šitame gyvenime ir pasaulyje atrodo, kad žmogui arba kitiems žmonėms sekasi, o mums ne, tai patarimas Dievo ir netgi gydytojų yra mums visiems toks. Niekam niekuomet ir nieko nepavydėk, bet išmok džiaugtis ir dėkoti tuo, ką turi. Taigi taip mes mokomės žvelgti būtent į šitą pasaulį ir daugybę dalykų galbūt mes dar nesuprantam, bet vis dėlto žinome vieną, ką ir sakė didysis karalius ir psalmistas Dovydas, kad jaunas buvau ir pasenau ir nemačiau nei vieno, kuris būtų gailėjęsis, kad tikėjo ir bijojo Dievo. Nei vieno žmogaus gailėjusio nebuvo. Bet tų, kurie Dievu netikėjo, kurie tikėjo savo išmintim, savo jaunystės grožiu, savo sveikata, savo stiprybę, savo gudrumu ir sumanumu, anksčiau ar vėliau turės pasakyti, aš buvau žiauriai apgautas, aš buvau žiauriai apgauta. Taigi šito pasaulio kunigaikštis būtent tą ir nori pasakyti šiandieną žmonijai, kad visi, kurie tiki ir bijo Dievo, tie yra naivūs, kad jie neturi jokio skirtumo tarp tų, kurie Dievo nesibijo. Visi miršta, visi kenčia, visi aplanko problemos, todėl čia jokio skirtumo nėra. Bet šventas raštas mums primena, kai mes paliksime šitą pasaulį ir paliksime mūsų kūnus, tada galėsim ypatingą matyti skirtumą tarp tų, kurie Dievo bijojo, juo tikėjo, stengėsi laikytis jų įsakymų, ir tarp tų, kurie jo įsakymų nežinojo ir nesilaikė arba nenorėjo. Ir ne vienas žmogus, būtent baigiantis jo gyvenimo kelioniai, kuris galbūt daugybę turtų buvo sukaupęs, daugybę žmonių buvo apgavęs. Ir atrodė, kad tai yra išmintinga, kad tai yra garbinga, nes jis yra toks stiprus ir išmintingas, kad jis gali pavergti ir išnaudoti kitus žmones. Ir tokių žmonių buvo daug. Ir vienas kunigas pasakoja, kai jam tekdavo laidoti nemažai tokių žmonių, kurie būtent gyveno tokį gyvenimą. Tai daugelis iš jų prieš mirdami sakė, kaip gaila, aš buvau apgautas. Nes šito pasaulio kunigaikštis būtent yra labai gudrus ir jisai suteikia žmonėms tokias mintis, kad būtent jie yra patys savo rankomis gebantys viską savo susikurti ir Dievas čia yra ne prie ko. Ir turbūt ne vienas žmogus yra taip sakęs, kad visą tai, ką aš čia pasidariau žemėje, tai aš pasidariau savo išmintimi, savo rankomis, savo protu ir Dievas čia visai ne prie ko. Visą tai padariau aš. Ir galiausiai, kai šitą pasaulį reikės palikti, tai daugelis žmonių supras, kad vis dėlto jei Dievas nebūtų davęs jam proto, jei būtų Dievas nedavęs jam viso to, ką jisai turėjo, tai deja jisai nebūtų nieko pasiekęs, ką jisai galėjo pasiekti. Ir mes skaitome šventajame rašte būtent, kad Dievas apdovanojo žmonės įvairiais talentais. Ir turbūt mes ne visi esame muzikantai, ne visi mokame, dirbti vienokius ar kitokius darbus, kuriuos moka kiti. Bet kiekvienam Dievas, iš mūsų yra suteikęs tam tikrus talentus. Ir kai mes kalbėjom dar vakar su ta tikybos mokytoja, tai jinai sako, kai aš pažiūriu į pasaulį, į tą kūriniją, į tą augalų ir gėlių grožį, jų kvapus, apie įvairiausius gyvūnus ir suteiktas jiems įvairiausias galimybės,
tai negaliu atsistebėti šito pasaulio sukūrėjo išmintimi ir jo galybę. Taigi Dievas kiekvienam žmogui davė tam tikrus talentus, o mums atrodo, kad tai yra mūsų. Bet yra sakoma šventam rašte labai gražiai, nesakyk, kad aš turiu, kad tai yra mano, bet nėra nei vieno žmogaus, kuris galėtų pasakyti, kad turi ką nors, ko nebūtų gavęs. Labai įdomi mintis, nes pasirodo, visą tai, ką mes turim, mes esame gavę. Gavę iš tėvų, gavę iš pasaulio, o visą tą pasaulį ir tuos tėvus ir visą tai, ką mes turime, davė taip pat mums mielas Dievas. Taigi, kad pasakyti, kad mes kažką turime savo, dėja neturim. Ir netgi mūsų mintys, kurias mes turim, tai aš visą laiką galvodavau, kad jau kas, bet mintys tai yra mano. Bet pasirodo, kad 95 procentai mūsų minčių yra ne mūsų. Mes jas gavom. Mes jas išmokom mokykloje, mes jas gavom iš aplinkos, kurioje gyvenom, mes išmokom iš tėvų, mes paskaitėm knygose ir tas mintis mes perėmėme iš aplinkos. Todėl mes jas gavome. Ir todėl mums nederėtų girtis, kad visą tai, ką mes turime, tai mes patys pasidarėme arba patys gavome iš mūsų tėvų, bet vis dėlto ir tėvai gavo, ir mes gavom, ir nėra nei vieno, kuris nieko nebūtų gavęs, nes visą tai, ką mes turim, mes gavom ir dar gausim. Taigi, jeigu mes turėtumėm savo kūną, tai be abejo mes niekam ir niekada jo neatiduotume. Nesakytume, kad tai yra mūsų ir mes niekam jo neduosim. Bet kai ateina mirtis ir, kaip minėjau, kai ateina šėtonas, tai jis neklausia, norim mes tą kūną atiduoti ar nenorim, jis tiesiog jį atima. Taigi pasirodo, kad ir kaip mes norėtume niekam neduoti savo kūno, jokiai mirčiai, jokiai nelaisviai, arba jokiam vargui, jokiai ligai ir jokiam skausmui, bet mes turbūt tą puikiai žinom, kad joks virusas, kuris ateina, jis neklausia mūsų, ar jisai gali pas mus apsigyventi ir mus žudyti ar ne. Jis tiesiog ateina ir tiesiog žudo. Taigi, tai mums liudija ir primena, kad mes kaip žmonės vis dėlto daugeliu atveju esame bejėgiai, netgi prieš tokius mažyčius virusus, kurių mes net nematom, bet jie pasirodo yra kai kuriais atvejais stipresni už mus kaip žmonės ir netgi geriausius pasaulio gydytojus. Jie yra gudresni ir jie yra stipresni. Taigi pasakyti, kad mes kažką turim, kažkam arba niekam nepasiduosim, viską nugalėsim, deja taip neišeina. Mes turim pripažinti, kad mes esam priklausomi ir kad mūsų gyvybė yra paslėpta Jėzuje Kristuje ir kad mūsų laisvė ir netgi amžinas gyvenimas taip pat yra priklausomas nuo mielo Dievo. Mes kad ir kaip norėtumėm pasimti arba gauti amžiną gyvenimą, arba gauti išteisinimą, turbūt ne vienas žmogus norėtų būti teisus ir čia šitame pasaulyje teisumą galime galbūt dar ir nusipirkti. Bet kai mes paliksime šitą pasaulį ir kūną, tai deja ten pinigai jau nebegalioja ir jau kūno nėra. Tai mes praktiškai nebeturim kuo atsiteisti arba kuo užsimokėti. Ir todėl viena mūsų viltis būtent, kaip ir šiandien girdėjome, Dievas mus išpirko ir Jėzus mus išpirko. Ir kai mūsų didysis priešas mums netekus kūno, mus apkaltins dėl mūsų nuodėmių, dėl mūsų klaidų ir norės, kad mes ir po mirties jam tarnautume kaip angelai, kaip vergai, tai ir turbūt reikėtų pastebėti, kad daugelis tų žmonių, kurie šitame pasaulyje tarnavo šėtonui,
gerdami alkoholį, rūkydami arba darydami kitus nusikaltimus. Paprastai ne tik tai, kad mes žinome, kad žmogus nuo alkoholio stengiamas jį nepaleisti visą gyvenimą, kol tik jisai bus gyvas, bet po mirties šėtonas jo taip pat nepaleidžia dar. Ir jisai stengiasi daryti viską, kad netgi po mirties tas žmogus kaip siela, kuri nebeturi kūno, toliau tarnautų šėtonui. Todėl išsilaisvinti iš jo be Dievo pagalbos, be Jėzaus pagalbos, deja, kad ir kaip būtų gaila, mums nepavyksta. Todėl visa mūsų viltis ir pasitikėjimas yra mūsų viešpatyje Jėzuje Kristuje, kuris mus atpirko ir kuris gali mus išvaduoti iš nelaisvės, jeigu ne šitame pasaulyje dar, nes turbūt mes žinome vėl, kad yra daugybė žmonių, kurie vartoja alkoholį ir už kuriuos yra meldžiamasi, kad nebegertų. Tai viena moteris man sako, mano vyras geria. Jis jau garbingo amžiaus yra, jisai geria, pareina girtas, kartais aš turiu eiti jo ieškoti, kartais laiptinėje randu jį, tai kartais kaimynai paskambina, eik pasink savo vyrą, jis ten guli užvirtęs ir panašiai. Tai nesako, tai jeigu tu toks esi jau čia tikintis, tai pasimelsk, kad mano vyras dabar nebegertų. Ir tada aš galėsiu ateiti į bažnyčią, pasiklausyti. Vien dėl to, kad jeigu tu padėtum mano vyrą, išlaisvintum jį iš alkoholio, aš ateisiu į bažnyčią. Bent vieną kartą. Ir aš aišku meldžiausi už jį. Bet jis vis dėlto gėrė ilgą laiką, iki tol, kol paseno. Bet kai jisai buvo jau 80 su viršų metų, jau po truputėlį jam jau net pats organizmas neleido to daryti. Bet kaip minėjau, ir čia šitame pasaulyje pasirodo kartais šėtonas nepaleidžia žmogaus gilioj senatvėj. Ir kartais, kaip būtų gaila, nepadeda ir mūsų malda arba per silpnas yra mūsų tikėjimas, kad žmogų išlaisvinti arba išleisti į laisvę. Bet mes tikime ir meldžiame vis dėlto, kad jeigu ir šitame pasaulyje mums nepavyko patiems arba ir kitus žmonės išvesti į laisvę, tai mes tikime ir meldžiame mūsų viešpaties Jėzaus, kad mums arba mūsų artimiesiems arba tolimiesiems mirus ir buvo šito pasaulio kunigaikščių vergais, bent po mirties jie jau būtų išlaisvinti ir jiems nereikėtų tarnauti ten šėtonui. To prašome ir dėkojame Dievui jau iš anksto, jo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Šiandieną